Sveiki, su jumis Ralio žinios, aš Emilija Ignytė bei mano kolega Draudvilas, Paulius Draudvilas. Kovo 4 dieną mūsų gimnazistė Emilija Milašiūtė dalyvavo Respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, kurioje užėmė 3. vietą. Taigi, paklauskime jos, kaip jai sekėsi. Sveika, ar buvo sunku pasiruošti lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadai ir ar tikėjusi žimti 3. vietą? Na, tiesą sakant, teko perskaityti nemažai kūrinių ir juos išsianalizuoti, nors jų dar nesame ėję, bet neįdėjau per daugiausiai pastangų, tad pats laimėjimas labai nustebino. Ačiū. Ši savaitė buvo lietuvių kalbos metodinė savaitė, tad mokiniai dalyvavo raštingiausio mokinio konkurse. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Išrišo iš skarelės puskepalį duonos, sviesto gumulėlį, rodos dar ir padžiūvusių sūrio galą. Pasėdėjo kiek su manim ir pakilo. Kovo 9 dieną vyko atvirų durų diena. Į mūsų gimnaziją sugužėjo būrys būsimų pirmokų ir jų tėvelių. Pakalbinkime juos, kaip jiems sekėsi. Kas paskatino ir ko tikitės atėjusios į šią gimnaziją? Tikiuosi produktyvaus darbo ir tikiuosi, ką žadėjote per atvirų durų dienas, viską išpildysite. Na, o kokie jūsų įspūdžiai po atviros durų dienos? Labai geri, viskas labai patiko, labai gera aplinka čia, labai visi matos, kad draugiški, visi labai nuoširdžiai bendravo, viską labai gražiai pristatė, pasakė, labai geri įspūdžiai. Ketvirtadienį mūsų mokykloje lankėsi svečiai iš Vilniaus. Ekspedicija Vorkuta, Krasnojarska, Ukraina ir Kazakstano dalyviai. Taigi, pažiūrėkime, kaipgi jiems sekėsi. Kryželiai pažeisti ir laiko, ir gamtos, viskas gulasi į tą kazachišką stepę. Sveiki, labai malonu, kad atvykote. Ar galite trumpai papasakoti, apie ką buvo ši paskaita? Tai kaip jūs ir girdėjote, paskaita yra apie istorinę atmintį, nes manome, kad Lietuvai būtina puoselėti savo istoriją, žinoti, kas yra mūsų didvyriai, kas yra mūsų budeliai istorijos, jos skirti nuo vieni nuo kitų, svarbu žinoti svarbiausias datas ir istorijos momentus. Taigi mes vykstame į mokyklas, kalbamės apie šios dalykus, rodydami ekspedicijų skaidrės, mes įgyvendinome keletą ekspedicijų į Lietuvos tremties vietas, į Sibirą, į Šiaurę ir dabar turime paruošę pasakojimą ir kalbamės mokyklose. Čia dėkojame mūsų gerbiamam direktoriui Gretimos mokyklos Dariui Mockui už tai, kad mus šiandien pasikvietė į Jonavos rajoną ir kartu su Vytautu Keršansku, Goda Karaziejė, ekspedicijos dalyviais, mes šiandien dirbame Jonavoje. Kovo 10 dieną mokykloje vyko nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas. Pažiūrėkime, kaip mokiniams sekėsi jame dalyvauti. Taip pat kovo 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko projektas Ateities kūrėjų mokykla. Sveiki, papasakokite trumpai, apie ką buvo ši paskaita. Aš nežinau, ar čia galima paskaitą pavadinti, nes tiesiog su jūsų bendruomenės nariais pabendravome pilietiškumo, visuomeninės veiklos, pasirinkimų, emigracijos ir įvairiom temom, pradedant Y kartą. Tai yra tais bruožais, kuriais pasižymi visų amžiaus žmonės ir baigiant pasirinkimais tokiais, kaip pasirinkti studijas, kokius sprendimus priimti dėl emigracijos, ar studijuoti Lietuvoje, ar užsienyje, kokias organizacijas rinktis savanoriškai veiklą ir taip toliau. Aš nemanau, kad tai buvo paskaita, aš manau, kad tai buvo tiesiog pokalbis. Kovo 10 dieną vyko renginys Dovanoju dainą Lietuvai. Jį organizavo muzikos mokytojas.
Na ir kovo 11 dieną vyko jau tradicija tapęs kovo 11-osios bėgimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. O tu, Emilija, ar dalyvavai jame? Žinoma, dalyvavau ir galiu patvirtinti, kad dalyvavo labai gausi minia mūsų gimnazistų. Su jumis buvo Ralio žinios. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.